Tai va, paskutinė birželio diena. Blemba, vasaros dar kaip ir nebuvo. Šiandien pirmadienis, kadangi turiu išeiginę. Ten turiu prasipūsti smegenis, pralėkti. Vakarą važiavau. Sakyčiau taip, oras važiavimui, temperatūra superinė. 19 laipsnių, 20, 19. Bet vėjas užknisa. Tikiuosi, kad vakar buvo stipresnis negu šiandien. Kol kas čia nieko baisiausia, aišku, medžiai biški linksta, bet pripratimas. Na, važiuosim kažkokią ratuką. Vakar buvo Aukštaitijoj. Šiandien taip kažkokia mintis kilo mostelti link Dzūkijos. Tai turbūt Druskininkai ten aplinkoje pažiūrėsim. Grįšim per Alytų. Druskininkus irgi kampais važiuosim. Tai Alytui savo vietoje aš valgysiu. Tai bus vakariau. 5, 6. Paskui namo kažkaip grįšim. Ir pažiūrėsiu, kai važiuosis. Vakar važiavas super. Neskubėdamas 3,50 įsukau kilų. 3,70. Ja. Tai grįžau maloniai pavargęs. Tai spidometrą statau. Važiuojant, šilinant, greitis 110 autopilotą. Tai bet tikrų gaunasi gal 104 kokie. 103. Kad neviršit. Nu, net regitrą vaikam leidžia viršyti mokiniam 10 km. Tai aš su mocu važiuoju. Čia gal nelenksim. Nu, debesis tokie. Debesis tokie gražus. Aš tikiuosi. Nu, ta prasme, kai tokie debesis tu gali gauti lietaus, bet nedaug. Tie kamuoliniai juodi debesis, jeigu nulyja porą lašų, labai greitai prapučia. Neužtrauktas žemės dangus. Viskas čia ok. Nu, žodžiu, važiavimui sąlygos superinės. Vėjo mes nebijom. Pas mane biški šustras stiklas. Tai ten aš kaip ir visai nebijau. Man gražus dangus prieki. Taip, ką mes turim? 22. 22, neskubam. Ratu važiuosim turbūt, gal net ne per Varėną. Ai, ne per Varėną nesigaus. Ta prasme, bet turbūt netiesiai. Taip kampais važiuosim. Va, štai, ir lietučio biškį gausim. Bet toks smulkus. Galima atidaryti vėl ventiliaciją. Čia bus per Matuizus turbūt. 100 metų tai nevažiavom. Gal ne 100, gal 40. Pažiūrėsime. Žiūrim, čia gal gražios vietos bus. Nu va, jau nebelyja. Čia tik turbūt negalima lėkti. Aš taip įsivaizduoju, čia kaimas. Aš čia ramiai važiuoju. Mes ramiai važiuojam.
Taip, kas čia baigėsi, kas prasideda. Užperkasis prasideda. Atsistosim biškį. Nu, čia seniai kaimai bus šitam keliui. Pažiūrėsim, kas čia pasikeitė. Prancūzijos, tai tėvas veždavo dar vaikystėje. Čia žiauriai senai. Geras kelias, gražu. Gerai, kad šitą kelių pralėksiu. Debesiukai užeina, tai nėra karšta. O, voveras. Čia maža voverytė prabėgo. Taip, Merkio, draustinis. Nu jo, čia superinės vietos turėtų. Opa. Pasišnekėjau. Nu, štaip geras kelias ir baigėsi. At, prasidėjo kelias, kuriam turbūt metų 60. Tai va. Bet gražu. Bet gražu. Surtenę paklausti, ar jis važiavo iš tų kelių, kada paskutinį kartą. O tie kaimai seni dzūkiški. Mažesnis negu vėjas didelis, bet mažesnis negu vakar. O kada čia važinėta? Prieš 40-45 metus su Java dar turbūt. Jo. Gerai, kad čia iš priekio nieko nėra. Biškį dulkių gaudom, nors šiaip drėgna. Ta prasme, ne drėgna, bet nėra sausa. O, seni kaimai kokie. Da, manau, simti ir užvažiuokit tą kaimą. Kelią eina. Katinas ar lapė savo ramiai? Nesimato. Nu. Lapė. Nebijo nieko. Nu va. Gauni lietaus gainką dabar. Gaunam nuo šito debesiuko lietaus. Tikiuosi, kad biškį tik. Per greit važiuoju, man tipsi, jo. O ten jau nelabai gražiai atrodo, nes nebe kamuoliniai, o tokie kitokie debesys, na? Ką, norėjai važiuok. Ir čia jo, čia miškai, čia grybai. Na, kur grybauti reikia važiuoti.
Tos tik tai neblogai šlapia laikė. Liktai. Tai kur mes čia artėjam? Ai, kažkoks kvapas įdomus. Kas čia per gamyklą nechylą tokia užvanuota? Baurok. Čia seniai pastatai jau. Aš taip įsivaizduoju, kad ir kameros stikliukas prasivalytų, jeigu aš atsistočiau. Vėjas prapūstų. Geležinkelis. Stop ženklų nebuvo, ne? Tai tik apsidairom ir pravažiuojam. Čia Matuizos ir yra, ne? Čia Matuizos ir yra. Pasižiūrėsim, kiek aš esu išlapau. O. Ir toliau visai gražus dangus. O tas nuėjo, tikiuosi, nuėjo. Jeigu nuėjo, tai nuėjo link Baltarusijos. O jeigu pareina, tai aš dar gausiu. Jo, čia miškai. Tai čia 8 kilometrai iki Varėnos. Bet ten toliau tas paso, ten pasišviečia, ten toliau. Čia šiaip turbūt su mūsų reikia atsargiau šitose vietose. Labai nelėkti. Kaip ne, ant žvėrių nenusirauti. Gyvūnų. Jisai, sakykime, tokiais intervalais lytų. O, senas geležinkelis ir senas namas. Jeigu lytų intervalais, pavyzdžiui, tai tu nesušlaptum. Tu pradžiūni, vėl gauni, pradžiūni, vėl gauni. Bet jeigu pastovi va toks tikirus, tai tu sušlapsi. Ir pradės daryti šaltą. Sušlapsi. Viršaus tai aš nesušlapsiu. Gal striukas mažiausiai pergyvenu, bet lietaus kelnių aš nepasiėmiau. Pas mane tik batai superiniai. Kojom kaifas. Taip, 17 laipsnių nukrito. Taip, 17 laipsnių nukrito. Nu, nieko. O gal aš turiu lietaus kelnes, gal pažiūrėti reikia. Vėl uždaryti reikia turbūt ventiliaciją. Ja. Važiuojam nuo Varėnos link Marcinkonį. Mes neužšokom, važiuosim Balskrandės praeisbiškį. Ten gražu, tuščia, mašinų nėra. Pirmadienis. Čia aplinkui miškai. Šitoj pusėje pramonės turbūt mažai, nes nėra visai. Čia reikia važiuoti grybauti. Nežinau, čia šiaip smėlėti tokia prasideda miškai. Tai koks ten grybas auga, tai nežinau. Marcinkonio liko 9 kilai. Sąnaudos 4,6. Nuo Vilniaus pravažiuota 106 kilų. Nu, tiek taip atrodo, kad
lietučio gausim vėl. Ir kažkodėl tai man taip atrodo, kad gausim nemažai. Ir vaizdelis prieki toks. Aišku, būtų vasara 25 laipsniai, tai būtų iš vis dzin. Bet kai dabar 18-19, tai biškai taip. Bet mums dzin. Pasivilksim, ką nors pastriukę. Turim. Jo, čia Marcinkonių tas kaimas. Čia varom link Druskininkų mes. Taip. Čia Marcinkonių link Druskininkų gražios vietos. Kapiniškiai vadinasi. Jo. Čia aš biškai per daug gazuoju. Čia 50 šiaip visur. Galima pafilmuoti. Gražios vietos. Margionis kaimas. Kažkokia už 900 metrų aikštelė. Bet tai man gal sustojimo užtenka, ne, Hebra? Gal man čia ir užtenka sustojimo, ne? Nu ką, senai nelijo. Stovėti per lietų nėra gerai, reikia važiuoti. Taip. Vokiečiai važiuoja su kažkokiam gažinėm įdomiom senoviškom mašinom. Opeliai seni, pora mirsų senų nuvažiavo. Gal kokie seniai rolistai? Gerai, varom nuo šito debesies. Pasidarom šalmą. Lyja neblogai. Reikia gal viršų šalmą užsidaryti. Nu ir važiuojam greičiau, kad prašokti čia tą reikalą visą. Bet vai, taip įdomiai, ruožais va. Praėjo gabaliukas, prašokau. Čia vėl sausa. Nu vat, jie iš toli važiuoja. Lempos kažkokios ant stogo. Volvo, Škoda, Mersas. Išpaišytos mašinos. Nežinau, kas tai reiškia. Druskininkai 20 kabeliai. Tuose kabeliuose gal mes ir nebuvę, ne? O gal buvę? Sniegas. O, kas čia? Vėl vokiečiai varo, ne? Jo, su senoviniam mašinom kažkokiam. Čia tuščia mašinų nėra, tik vokiečiai varo. Druskininkų 15 kilometrų. Nežinau, gersiu kavą, negersiu. O,
Vėl vokiečiai. Pasatas senas. Čia pas juos kažkokia atrakcija. Vėl vokiečiai. Latėžeris, stabdom. Latėžeris. Nu, vėl vokiečiai. Blemba, dėžės kažkokios pas juos ant stogo. Ką tai reiškia galėtų? O, visokių lempikių. Mirksėja čia. Jebra atrakcija kažkokia pasidarė. Nu, čia. Normaliai, kaip naujos statybos daugiabutis, toks kotedžai. Druskininkai 8, va, stovi miža. Nors vokiečiam, kiek atsimenu, zinkru nešti. Virtininkas turistas nuvarė, toks pavargęs. Nu tai ką, aš kiek važiuoju, o jau druskininkai už 5 kilų nuo Varėnos, tai pastoviai su jais prasilenkiu. Tai kiek čia važiuoja? Nu vat, druskininkai. Jo, čia vėjas irgi didelis. Toks oras kaip spalio mėnesį. Važiuosim mes turbūt į degalinę. Kalsim kavytės. Danai, tūsina. O, kokie aparatai. Ką jie čia veža? Volvo. Mirksiukų visokių. Golfelis Gonskas užtaisytas. Volvas kokia senas varo. Kažkoks čia pas juos pravažiavimas. Normaliai. Nu ką, čia užsidarėm, kavos atsikėrėm. Daniečiai su Volfais yra.
dešinę turbūt paskui juos važiuosiu dabar. Kokios Žiedo antras išvažiavimas. Penkiasdešimt 5 kilometrai iki Alytaus. Gal tu galėjai aplenkti? Aišku, galiu. Va, išnydo saulėta ir labai neblogai. O nuo Alytaus važiuosim, man turbūt vėjas į nugarą. Jau dabar man vėjas biškį iš šono ir į nugarą. Bus zema. Šumėm kamerą. Taip, važiuojam iš Alytaus. Valgiam, kaip visada, sočiai. Vėjas kaip ir į nugarą, bet biškį iš kairės, iš šono. Bet tokie šoniniai škvalai eina. Kartais kaip duoda. Ypač kai laukose. Nemalonu posūkį. Kaip biškį guldai, kalda tau kažkuria pusę. Čia ką mes išvažiavom už Rūdiškių, ne? Turėjau važiuoti per Trakus. Turėjau važiuoti per Trakus. Jo, pavalgius liūdnai važiuojasi.